Sveiki visi, šiame video užsiregistruosime į JVZoo pardavimų platformą. Registracija visiškai nieko nekainuoja. Kad tai padaryti, jums reikės turėti elektroninį paštą, būti jau užsiregistravus PayPal sistemoje, kadangi visi mokėjimai jums atkeliaus tiesiogiai į PayPal, jūsų referaliniai mokėjimai, ir telefoną. Nes registracijos metu jums paskambins operatorius ir padiktuos patvirtinimo kodą, kurį reikės suvesti tam tikrą langelį. Operatorius kalbės angliškai. Jeigu nemokate visiškai anglų kalbos, tai arba teks kažkieno tai paprašyti pagalbos, arba išmokti tiesiog skaičiuoti ir suprasti angliškai iki 9. Taip, tęsime toliau. Kad taip padaryti, mygtuką į JVZoo puslapį rasite tuoj po šiuo video. Taigi, atsidarius šiam langui, paspauskite mygtuką Become an Affiliate. Pavažiuokime šiek tiek žemyn, atsidarančiu sekančiam langui, pavažiuokime šiek tiek žemyn ir spauskime morkavo mygtuką Sign Up. Atsidarius sekančiam langeliui, šioje vietoje suveskite savo pilną vardą, tai yra vardą ir pavardę. Šiame langelyje suveskite savo elektroninio pašto adresą. Šiame langelyje susigalvokite slaptažodį. Šiame langelyje pakartokite slaptažodį, tą, kurį ką tik susigalvojate. Čia pasirinkite valstybę, kurioje jūs gyvenate. Kadangi mes gyvename Lietuvoje, tai renkimės Lietuvą. Čia suveskite savo telefono numerį su tarptautiniu kodu, tai yra +370 ir taip toliau, į kurį jūs ir gausite minėtąjį kodą, tai yra jums paskambins ir padiktuos kodo verifikacijas. Čia uždėkite varnelę, čia irgi uždėkite varnelę ir toliau spaudžiame žalią mygtuką. Taigi, čia ir atsiradome šitame puslapyje, kur jums bus reikalingas telefonas verifikacijai. Taip, kad jums, kada jau esate pasiruošę telefoną po ranka, paspauskite šitą mėlyną užrašą Call my phone. Ir jums tuoj pat paskambins operatorius ir padiktuos skaičių seką, kurią reikia surašyti į. Jeigu iš pirmo karto nesupratote, kokius skaičius buvo padiktuotas, jūs galite paspausti šitą mėlyną užrašą dar kartelį. Tai va, mums operatorius jau paskambino, mes įrašėme numerį ir toliau spaudžiame baltą mygtuką Verify my phone. Ir šiek tiek palaukime. Jeigu numerį suvedėte teisingai, jums atsidarys šitas langelis, kuriame yra parašyta, kad jūsų telefonas buvo verifikuotas ir jūs sėkmingai užsiregistravote į JVZoo platformą. Dabar reikėtų nueiti į elektroninį paštą ir aktyvuoti jūsų paskyrą. Sudarius elektroninį paštą, jūs būsite gavę laišką iš JVZoo, kaip matote čia. Pasižiūrėkite skiltis pirminę arba updates, pereikite visur. Atradus šį laišką jį atidarome. Čia matome, kad yra pasveikinimas, kad sveiki prisiregistravus. Toliau spaudžiame šitą linką mėlyną, šitą nuorodą Finish your registration. Atsidarius naujam langui, čia matome, kad mūsų sąskaita yra patvirtinta sėkmingai. Čia suvedame elektroninį paštą, kuriuo registravotės į JVZoo registracijos metu. Ir čia slaptažodį, kurį susigalvojate.
Toliau spaudžiame žalią mygtuką. Login now. Iššokus šitam langeliui, jį galima išjungti ir vieną, ir kitą. Šitą langelį galime išjungti, jis yra nereikalingas. Toliau, mums reikia prisekti dabar PayPal. Spaudžiame šitą morkavo mygtuką. Toliau spaudžiame mėlyną mygtuką PayPal skiltyje. Čia reikia suvesti jūsų PayPal elektroninį paštą. PayPal elektroninį paštą. Ir spaudžiame žalią mygtuką. Prisijungiame prie jūsų PayPal paskyros dabar. Šiame langelėje suvedame elektroninį paštą, kuriuo registravotės į PayPal. Šiame langelėje suvedame slaptažodį. Ir spaudžiame morkavo mygtuką Login. Atsidarius šitam langeliui, spaudžiame morkavo mygtuką Confirm Registration. Toliau čia nieko viršuje daryti nereikia, pavažiuosime šiek tiek žemyn ir patvirtinsime savo adresą. Spaudžiame šitą mėlyną mygtuką. Viršutinėme langelėje suvedate savo pilną vardą ir pavardę. Šiame langelėje savo adresą, tai yra gatvę, namo numerį ir jeigu yra buto numerį. Šiame langelėje suvedate savo miestą, kuriame gyvenate. Čia įrašome savo apskritį. Jeigu nežinote, kokioje apskrityje gyvenate, apačioje rasite mygtuką, kur galite pasitikrinti savo apskritį. Čia įvedate savo pašto kodą. Jeigu nežinote savo pašto kodo, apačioje rasite taip pat mygtuką, kur galėsite susirasti savo pašto kodą. Kada viską užpildėte, spaudžiate žalią mygtuką Save. Čia galime uždaryti šitą langelį. Toliau čia nieko daryti nereikia, galite išjungti šį video ir eiti prie sekančio. Iki greito malonaus. Neužmirškite prisijungti prie mūsų Facebook grupės, kur mes visada pasiruošę jums patarti ir padėti visais jums iškilusiais klausimais. Iki greito malonaus.